Sveiki, aš Paulius Korsukas, laidos Vienam gale kablys vedėjas ir šiandien mes lankomės savo bičiulių Sauliaus Jokužio spaustuvėje. Tai viena didžiausia Lietuvoje, didžiausia vakarų Lietuvoje spaustuvė. Ir šiandien mes kalbėsime iš tikrųjų apie labai gražų daiktą, tai apie fotoalbumus. Turime daugelis problemų, kad nuotraukas laikoma kompiuteriuose, dažniausiai diskeliuose, kažkas kažkur tai dingsta. Galų galiai, jeigu nori parodyti atėjusiam bičiuliam savo nuotykius žvejyboje, savo šeimos nuotraukas, savo istorijas, vėlgi turi jungti kompiuterį, kol jis įsikrauna, žiūrėti tame monitorėje. O dabar tiesiog Saulius, kaip visada, neramus žvejys, sugalvojo iš tiesų labai gražią idėją. Naujausias technologijos, kurios atsirado Europoje tik prieš metus, jau įdiegtos spaustuvėje. Ir kur yra esmė? Jūs paprasčiausiai arba atnešate diskelį, arba tiesiog internetinėje svetainėje kalendoriai.lt. Jūs galite susipažinti, kaip jūsų nuotraukos gali virsti puikių šeimos arba žūklės istorijos albumu. Tai labai paprasta, gražu, na, o toks daiktas tiesiog jūsų namų lentynoje lieka istorija, lieka vertybė, lieka labai gražia knyga. Domėkitės, tai iš tikrųjų įdomu. Nelaikyk nuotraukų diskuose. Tiesiog turėk puikų fotoalbumą. Štai tokia Sauliaus Jokužio spaustuvės naujienos. Fotoalbumai išliekamoji vertė bet kokiai tavo gyvenimo situacijoje arba šventėje. Štai taip atrodo vienetiniai egzemplioriai. Daugiau kalendoriai.lt.